Sveiki, šį kartą atvykau į Šilinę, praeisiu dar vienu pažintiniu taku, kuris neilgas, viso sudaro jį apie 2 kilometrai. Štai mūsų takas, juo tuoj pat pradėsime eiti. Raudona vieta, tai mes nuo čia pradedam. Takas nėra sudėtingas, kaip minėjau, vos porą kilometrų ilgio. Patogiai pasiparkuot galima automobilį šalia kelio. Ir tiesiog pakeliui kažkur vykstant, sustoti, prasivaikščioti ir keliauti toliau. Visai nereikia vykti į Mongoliją, norint atsidurti stepėje. Mes dabar kaip tik vaikštome nedidelėme stepinės pievos lopinėlyje. Štai ir Camino Lituano ženklas. Išalkai ne bėda, nors esi visai netoli buvusios Šilinės smuklės, joje užkasti ir išgerti nebegausi. Dabar ten įsikūrusiame Panemunių regioninio parko lankytojų centre numalšinsi nebent pažinimo troškulį. Tačiau šis miškas pilnas valgomų augalų ir grybų, ir skirtingų metų laiku čia rasi vis kitą delikatesą, ar išdrįsi paragauti. Štai ko čia galima rasti. Tvenkinukas viduryje tako kažkur. 1941 metais čia buvo nužudyti 143 Jurbarko ir Skirsnemunės žydai. Dabar čia rami vieta, kaip skelbia šitas stendas, bet tada tai buvo mirties ir žudynių vieta. Taipogi ir partizanai čia yra kritę. 10 konkrečiai. Tenka palypėti ir į kalvelę keliuku. Ir štai čia užlipus išsiskiria keliai. Kairėn ir dešinėn. Pataikiai į taigą. Kai išgirsti žodį taiga, turbūt įsivaizduoji kažkur šiaurėje, o ne mūsų šalyje plytinčius, nesibaigiančius spygliuočių miškus. Tiesa ta, kad Lietuva išties patenka į mišrių miškų zoną, o taigos driekiasi šiauriau jos. Tačiau ir Lietuvoje išskiriami nedideli vakarų taigos plotai. Europos mastu saugomos miškų buveinės, apsidairyk aplink, esi vienoje jų. Jovaras arba džiūsnas, kas tai per medis? Tokiais vardais liaudyje kartais pavadinamas paprastasis skroblas, kurio miške dabar atsidūrei. Na ir čia galėsite pasiskaityti daugiau informacijos apie jį. Jis gyvena iki 250 metų. O štai ten apačioje ta kūdra ar tvenkinukas, galima sakyti, čia yra dauba didžiulė, kurioje yra tasai tvenkinukas ir dabar tiesiog ratu mes einame ir jis visą laiką faktiškai matosi šiuo momentu. Čia buvo nužudyti 143
Jurbarko ir Skirsnemunės žydai. Kieno giesmės skamba miške. Šilinės miške visus metus gali pamatyti įvairių paukščių. Jei būsi akylas, galbūt pastebėsi juos, o atidžiai pasiklausęs išgirsi jų giesmes. Štai čia pasakojama apie paukščius, kurie yra Šilinės miške. Ir teisingai ir dabar gražiai čiulba įvairūs paukščiai. Maži, bet nepaprasti. Apie drugelius įvairiausius ir vabaliukus. Daugybė informacijos.